Fizinis krūvis gali mums padėti kontroliuoti savo psichologinę ar emocinę sveikatą. Ar kada nors buvo, kad jums tiesiog iš niekur nieko negera? Jūsų nuotaika suprastėjo, užslinko tamsios mintis. Ir aš pastebiu ne kartą, kad taip atsitinka iš niekur nieko. Pradedi prastai jaustis, depresyviai pradedi mąstyti ką nors. Ir nuostabi išeitis yra tiesiog pradėti judinti kraują, kad pradėtų viskas suktis, cirkuliuoti ir jūsų savijauta iš karto keičiasi. Ir kaip įdomu, kai žmonės pradeda patikėti savo būsenom, vietoj to, kad imtų jas keisti. Ir keisti nereikia pradedant medituoti ar daryti kažkokias slaptas technikas. Tiesiog galima pradėti daryti pritupimus, kilnoti sunkius daiktus, šokinėti, greitai, intensyviai eiti. Ir jūs nepastebėsit, kaip jūsų būsena pasikeis ir jūs galėsite žengti naują žingsnį, tęsti savo planą ir imtis veiklų iš naujo centro.